Aš esu HockeyTXM, esu mamos darbe ir, kaip matot iš apačio pavadinimo, mamos darbas. Šiandien biškį papasakosiu, arba ką žinau, ką aš padarysiu, gal ir papasakosiu, gal ir nepapasakosiu apie mamos darbą. Taigi, jinai dirba tikrai dideliai patalpoj. Palaukit, kiek kubinių metrų? Kaip? Palaukit. Šita patalpa yra 1000 kvadratinių metrų. Tikrai labai didelė patalpa. Ir taigi yra tikrai nemažai žmonių. Nu, apie, nežinau, gal ir sklysiu, gal kokių 100. Nu, čia kažkas per vienodai. Šiaip tik ką grįžau iš ekskursijos su kaip, palaukit, su klasiokais, paliksiu Meškiuko jogę kanalą ir Benedikto Misevičiaus. Taigi, dar papasakosiu. Raimonda. Mano mama dirba čia. Jo. Tikrai. Va, galit pažiūrėti. Mano mama. Jo. Dirba tokia patalpoje, jeigu kažkas matosi. Gerai, nesmė. Ir biškai apie darbą. Mama prižiūri kaip ir valytojas, kurios... Čia mamos kolegė. Jo, čia mamos kolegė. Adekvačiai. Gerai, čia buvo nesmė. Gerai, apie valytojas, jos turi, palaukit, turi šluotas, ir valo. Mama prižiūri, kad jos viską padarytų gerai. Paaiškina, ką daryti valytojam ir toliau dirba savo darbą. Taigi, tiek šiame video. Laikinam. O ne, jokau. Užprenumeruojam. Daliname su draugais. Dar nesustabdžiau.